Sveiki ir šiandien pas mus svečiuose Vilnius Football Academy vienas iš kūrėjų, Robertas Šuškevič. Labą dieną, Robertai. Sveiki, ačiū už kvietimą. Šnekamės Basket News studijoje, bet šnekėsimės apie futbolą. Labai graži studija. Ir ruošdamas mūsų pokalbiui pasižiūrėjau statistiką. 23 metais futbolas aplenkė krepšinį. Jeigu pagal tikėti statistiką, tai futbolą žaidžia 18 500, krepšinį 1000 mažiau, 17. Čia gal jau tas kelias į futbolo grįžimą, kaip sakant, į savo pozicijas? Mes labai tikimės visų pirma to, visų antra, turbūt lengviau yra žaisti futbolą šiaip. Vaikui 4-mečiui, 5-mečiui ateiti ir žaisti krepšinį yra ganėtinai sudėtinga. Kamuolys, įmesti, pataikyti. Futbolas yra gerokai paprasčiau žaidžiamas, reikia kamuolio, gali vest, spirt, bėgdamas mušti. Ir bet kuriuo atveju mūsų nuomonė tai nėra didelio skirtumo, kur vaikas pradeda. Svarbiausia, kad jisai pradėtų sportuoti, augintų tą norą, meilę sportui. Ir paskui jisai pats rinks, kur jam eiti, ar futbolas, ar krepšinis, ar gimnastika, ar kažkokia kita sporto šaka. Bet labai džiugu, kad Lietuvoje tokioj krepšinio šaly, kur tokia kultūra yra krepšinio, kad mes turim futbolą pirmoje vietoje. O sakykit, ko dabar, ko labiausiai trūksta, nes virtuvės pokalbiuose apie futbolą čia daug metų jau ta kalba, kad galim žaisti, kaip rinktinė galim žaisti tik tai su gentimis, su valstybėmis jau negalim žaisti, nes ne tas lygis. Ko labiausiai trūksta tam, kad futbolas tikrai greičiau įsivažiuotų Lietuvoje? Sudėtingas klausimas, labai kompleksiškas, galima labai stipriai pagalvoti, kur čia tos problemas, bet pirma dalis yra tokia globali, tai valstybės pagalba, tai valstybės investicijos, ypatingai infrastruktūra. Pavyzdžiui, Vilniuje žiemą, tai mes turim 4-5 maniežus turbūt šiai dienai, kur gali vaikai sportuoti, o potencialas, kiek galinčių būtų sportuoti Vilniuje, yra gerokai didesnis. Tai čia yra pirma vieta. Robertai, aš Osle, grįšim prie visų kitų punktų, bet Osle, pavyzdžiui, irgi prieš porą metų, eidamas buvo vasario mėnuo, buvo -15. Taip. Ir komanda treniruojasi lauke. Treniruojamės ir mes. Ir mes treniruojamės. Šiaip tai, žinot, kaip yra vyresniem, viskas gerai. Ten nuo 12 metų pas mus 11 prieš 11 komandas ir truputį jaunesni sportuoja jau lauke visą žiemą. Nėra išimčių. Tačiau mažiukam jiem vis tiek reikia uždarų patalpų, jiem reikia pradėti, kad jiem būtų smagu, kad jiem būtų šilta, kad jiem nesnygtų, nelytų ant galvos. Kartais paįvairinti yra faina, viskas gerai, bet bendrai jie turėtų sportuoti geresnėmis sąlygomis, kad įsimylėtų tą sportą. Čia dabar nepaslaptys ir tėvam to labai reikia, kartais vaikai gali sportuoti ir be jokių problemų prie -10. Šalta tėvui labiau negu... Taip, tėčiui ir mamai laukti tada nėra antiek smagu ir tada kažkur atsiranda klausimai. Galiu papasakoti istoriją, nežinau, kiek mes laiko turim. Turim mes akademijai čiatus, susirašinėjimus grupės su tėvais ir buvo tokia situacija, kur esu grupėje U16, tai jiem 15 metų ir esu grupė, kur yra mergaitės, jaunos mergaitės, 9 metų, 10, 8 ir reakcija ryte atsikėlėm, oras labai prastas, darganas, šalta, tikrai nieko gero ir 16 mečių čia atė tėvai, kaip mes čia eisim į tą treniruotę, reikia atšaukti, reikia nukelti, reikia perkelti, reikia greičiau išeiti, kažką reikia spręsti. Mergaičių treniruotė, nei vienos žinutės, viskas gerai, einam treniruotę, bus keliaujam. Ateinu į stadioną, pats vedu treniruotę, kadangi tėvai sukėlė tą bangą ir gal valandą sportuojam, kad vaikai nesusirgtų, 16 mečiai išeina iš aikštės po valandos, mergaitės, kuriuom 8-9 metai treniruojasi 1,5 valandos ir džiaugiasi kiekvieną akimirką. Tai va čia yra nuo to požiūrio, kaip mes suformuosim, kokią žinutę transliuosim, tai vaikai paskui reaguoja į mus. Tai grįžtant prie to, kad infrastruktūra, kas dar? Infrastruktūra pirmas dalykas, toliau yra pagalba iš verslo, iš valstybės finansinė. Šiai dienai labai dažnai mūsų akademijos direktorius Darvydas Šernas kalba, kad tėvai augina futbolininkų šiai dienai.
tai realių pagalbų iš verslo arba iš valstybių finansinių kaip ir nėra. Tai reiškia, tėvai, kurie suneša tas mėnesinius mokesčius už būrelį, tai iš tų pinigų mes auginame ateities futbolo žvaigždės. Tai natūralu, kad to trūksta tiesiog geresnės kokybės, daugiau specialistų aplink komandą ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu turėsim laiko, aš galėsiu papasakoti biški daugiau, kaip pas mus vyksta. Bet šitoje vietoje dar kitas dalykas atsitinka, ar ne, kad jeigu tėvai, ar ne, augina futbolininkus ir futbolą, mes visgi patenkam į tokią situaciją, kad yra socialiai jautrios šeimos. Tai reiškia, kad pakankamai daug vaikų ir galbūt talentingų vaikų, jie tiesiog negali ateiti, nes tai nėra labai pigus užsiėmimas. Tiesa, visiška tiesa yra, aišku, čia reikia drąsos žingsnio, kad ateiti ir tiesiog susižinoti sąlygas, kaip pavyzdys pas mus tokia šeima sportuoja nemokamai arba moka mažą dalį. Mes sudarom sąlygas, bet jo, reikia ateiti, pasakyti. Bet jūs kiek turit limituotą skaičių, ar ne? Stengiamės nelimituoti. Stengiamės priimti visus, kurie nori. Mes turim tokį vidinį šūkį, kad futbolą gali žaisti visi ir norim, kad žaistų visi, kad kiekvienas gautų galimybę, nesvarbu nuo finansinės situacijos šeimos, nes vaikas iš esmės nėra kaltas ir tos situacijos įkaitų yra. Tai stengiamės spręsti šitas situacijas, bet faktas, kad augant kainom vis mažiau gali pasirinkti, o tas sporto prieinamumas turėtų būti bendrai valstybės ir net ir verslo atsakomybė, kadangi mes užaugindami sportiškesnį jaunimą, mes mažiau išleisim, kaip pavyzdys, vien sveikatos sąskaitą. Kitas dalykas, kad kai kurios didelės šalys, ar ne, kur yra socialinė atskirtis lygiai taip pat, jie naudoja sportą ir ypač futbolą kaip socialinį liftą, kaip galimybę vaikams iš jautresnio socialinio sluoksnio tiesiog iškilti ir patekti visiškai į kitą gyvenimo lygį. 100%, bet čia yra dvi pusės. Vieni kalba ypatingai, jeigu kalbant apie talentų augimą, kad kuo sunkiau gyvena valstybė, kuo sunkiau gyvena šeimos, to didesnė tikimybė, kad užaugs kažkokie sportininkai, kurie gali kažko siekti, nes jie tiesiog neturi kitų galimybių. Tačiau, kada mes kalbam apie tą bendrą prieinamumą sporto, tai faktas, mes turim sudaryti tokias sąlygas, čia turbūt visos valstybės turėtų būti siekis, kad mes turim sudaryti, kad sportuotų nebūtinai futbolą, krepšinį ar bet kokį kitą sportą, kuo daugiau vaikų, jiems sudaryti sąlygas. Tai infrastruktūra, pagalba atvažiuoti, šalia namų, kad tai būtų ir taip toliau, ir taip toliau. Robertai, sakot, nėra verslo paramos, nėra infrastruktūros. Jūs esat, mano galva, jauniausia akademija Vilniuje. 5 metai. Dar nėra, bet toj bus 5 metai. Toj 5 metai. Turit savo stadioną. Matau, turit 4 rėmėjus. Tai 5 su Nike. Su Nike'as kitoje pusėje. 5. Kaip pasisekė būtent per tą trumpą laiką visą tą pasidaryti? Toks turbūt labai trumpai nepavyktų atsakyti, bet pasistengsiu kuo trumpiau. Pirmas dalykas yra, mes visada stengiamės pradžioje daryti, kaip įmanoma geriau, sukelt standartus ir tada kažko jau sulaukti dėmesio, noro padėti, noro prisidėti, nes kartais būna, kad mes gyvenime nieko nepadarė, ateinam ir sako, oi, čia darysiu taip, darysiu tą ir duokit man ten pinigų arba padėkit. Startupas. Kaip pavyzdys, taip. O mūsų yra strategija truputį kitokia, mes norim pradžioj padaryti, sukurti kažkokį, pavadinkim, produktą ir tuomet pritraukti žmonių, kurie norėtų padėti, įmonių, kurie norėtų padėti. Tai kaip pavyzdys, stadionas, jeigu mes nebūtume pradėję nuo akademijos, kuri jau turėjo tuo metu tam tikrą vaikų kiekį, tai sunku turbūt būtų stadiono finansavimą gauti. Mes gavom iš Hanerio, tai tas pats yra su rėmėjais. Dabar tik nuo šių metų turim pagrindinę savo komandą, 1 metai. Tai va šitie rėmėjai remia pagrindinę komandą, nes tai yra tikrai nemažas išlaidos. Tai jeigu mes neturėtume visos piramidės akademijoje, jeigu mes neturėtume visos struktūros, jeigu neturėtume stadiono, 40 plus trenerių, tada būtų sudėtinga ir prikviestos rėmėjus, kada turi modernų gražų stadioną savo, kada turi puikią aplinką, kada matai, kokie žmonės dirba pas mus atėjus, tada, man atrodo, natūraliai norisi padėti, prisidėti, matant visą tą virsmą į gerą pusę. Paminėjot, kad turit jau
pirmąją savo komandą, žaidžiat antroji lygoje B divizione, ar ne? Ir žinau, kad mūsų pokalbis išeis jau po to įvykio, bet labai įdomu paklausti ir paprognozuoti. Žaisit su Sūduva taurės prieš lygos komandą. Tai mes ketvirtoji, ketvirtoji lygoje, o Sūduva šiuo metu antroji vietoje lygoje yra. Tai žaisim taurės rungtynėse, kas iš esmės... Kaip kolektyvas įvertino šitos burtus? Tai mes džiaugiamės labai, nes tai yra didelė galimybė mūsų bendruomeniai. Mes kūrėm aplink akademiją didžiulę bendruomenę ir mūsų tikslas yra kas kartą sukurti gražią šventę aplinkui futbolą, ne tik tais sužaist rungtynės, bet turėti tokią šventę su visais elementais. Tai ši naujiena, kad lygos klubą galim pirmą sezoną, kada mūsų pagrindinė komanda pradėjo žaisti, jaunuolių pagrindų, keli dar treneriai padeda, tai čia mums buvo didžiulė galimybė. Ir matyt, pirma transliacija iš jūsų stadiono? Bus. Nes turi būti, nes taurės turi matyti taurę filmuoja. Bus, kaip tik kalbėjom su kolega Tomu, vienu iš kurie irgi, kad jam skambino, kad nori pasidaryti transliaciją iš stadiono. Tai planuojam, kad bus pilnas stadionas, jau ne pirmas sykį, bet šį kartą matyt bus labai daug žmonių, tikimės, ir tikimės, kad galim net ir nustebinti. Kokia talpa jūsų stadiono? Bendrai tribūnose virš 300 gali tilpti, kitoj pusėje apie 200 gali tilpti ir dar aplinkui sustoja žmonių. Tai tikimės apie 1000 šiose rungtynėse. Skambėtų turbūt Basket News čia studijai, kad tai yra maži skaičiai, bet akademijai, kuri yra tik auganti jauna su klubu, tai čia yra labai daug ir reikia pabrėžti tą atmosferą, kurią mes turim stadione, jinai yra tikrai kitokia negu tiesiog ateiti ir pasižiūrėti teatrą, spektaklį, o kur kiekvienas pergyvena ir išgyvena už komandą ir nori palaikyti, padėti. Kai ateina, vis tiek jūs pradėjot nuo akademijos, nuo mažų, jūs po truputėlį auginotės, kol jau turit pagrindinę savo komandą. Kai mažiukai ateina tiek patys galbūt vaikai, tiek, o ypač tėvai, jie visi mato žvaigždę tam vaikę, savo vaikę, ar ne, bet aš kaip tik tai prieš ruoždamais mūsų pokalbį dar atsišviežinau, žinau tuos skaičius, bet atsišviežinau, pasižiūrėjau, kad bendrai nacionaliniai futbolo šaltiniai UEFA duoda, kad nuo 0,01 iki 0,05% visų žaidžiančių patenka kaip profesionalai. Jeigu žiūrėt Premier lygą, ir Anglijos akademijos, tai ten tas konversijos procentas yra 0,01%. Iš akademijos vaikų pasirašo sutartis su Premier klubais. Tai yra beprotiškai mažas skaičius, ar ne? Tai įsivaizduokit, jeigu taip tėvams pasakytumėt iš karto, sakytum, žiūrėkit, tik tai tiek procentų bus žvaigždės, visi kiti greičiausiai bus tiesiog žais futbolą. Kiek sunku tėvams kartais yra kaip sakyti, susidėlioti savo galvoje? Čia dvi pusės, yra labai, labai geri skaičiai ir labai svarbu apie tai kalbėti bendrai, nes visų pirma mes turbūt visi turėtume eiti į sporto būrelį, nebūtinai futbolą, bet kurį sportą dėl sveikatos. Mes to kažkaip Lietuvoje dar neturim, kad mes einam, kad ten pasiekt, kad sektųsi, kad laimėt, kad žaist pagrindiniai komandai, kažką ten pelnyt, ateitį savo susikurti ir taip toliau, bet iš esmės mes turėtume visų pirma kalbėti sportas, emocinė sveikata, komandiškumas, draugai, puikia aplinka, platforma augti ir taip toliau. Tai šitoj vietoj tikrai reikėtų žymiai daugiau pastangų, mes stengiamės tai įgyvendinti, mes daug apie tai kalbam, transliuojam tėvam, transliuojam vaikam, ne visada tai yra paprasta, bet šiaip turbūt kiekvienos sporto organizacijos pirmas tikslas yra auginti žmogų, turėtų būti, ne sportininką, koks ten skirtumas, kaip 6-mečiai, 8-mečiai, 10-mečiai ir 12-mečiai žais, nieks neatsimins po 2 mėnesių, kaip sužaidė, kokį turnyrą laimėjo ar ką pasiekė, bet visi atsimins, koks žmogus užaugs. Tai mes kaip tik su vienu kolega ruošiamės vienam pristatymui ir kalbam, kad žmonėmis mes būnam 22 valandas per parą, o 2 valandas būnam sportininku, tuo futbolininku arba krepšininku. Gerai, galbūt šiek tiek daugiau treniruočių, kada vyresni vaikai, bet mes turim daugiau dėmesio skirti tam visapusiškam ugdymui, žmogiškųjų savybių ugdymui ir tik tada, kam pasiseks, kurie užsikabins, kurie norės, kurie žengs į tuos žingsnius į profesionalų sportą, tai bus labai džiugu dėl jų. Bet šiaip
Nes yra daug ir atsitiktinumo, ar ne? Kad čia yra, tai įsivaizduoju, kad vien trauma, tu treniruojas 16 metų, kryžminiai raiščiai plyšta, metai laiko be sporto, tu jau nebebūsi tikėtina, kad toks pat atletas, gal ir būsi, jeigu viskas pasiseks, ir tada metus prarandi, paauglystę, neaišku dar kas, ir gali būti, kad tavo visa karjera sportininko tiesiog išeina kažkur kitur, o tuo metu iki tol tu praleisdavai treniruotis tik futbolo aikštė arba džime, tada tavo aplinko nėra draugų, tada tau treneriai ten aiškindavo, kaip svarbu nesimokyti, nieko nedaryti, o tik futbolą žaisti. Ir kas tada iš to žmogaus tampa, kur jam eiti tada, ką jam veik gyvenime. O jeigu ugdai tas žmogiškasias savybės, jeigu su juo kalbi, jeigu pasakoji, kaip svarbu emocinis intelektas, kaip svarbu gerbti aplinką, kur yra, kaip svarbu įvairiapusis tobulėjimas, tuomet, man atrodo, tas žmogus, ne sportininkas, o žmogus visų pirma, ras savo kelią. Jis galbūt nueis vienas podcastus darys, kitas galbūt eis režisierium taps, trečias dar kažką veiks gyvenime, gal iš vis nieko bendro su futbolu, bet jis visada norės grįžti į stadioną, nes jam bus prisiminimuose ta aplinka, kad man buvo gerai, aš ten gerai jaučiausi, aš ten augau, man nepasisekė futbole, bet aš žiauriai noriu ateiti palaikyti savo mylimą akademiją, savo mylimą klubą, nuvažiuoti į Premier lygos rungtynės ir likti futbole visą gyvenimą. O nebūna kartais taip, kad tėvai, kurie nepasiekė kažko, būtent atveda vaiką ir bando savo svajonės įgyvendinti per vaiką? Yra tas ir labai labai daug. Dabar buvo istorijas, gaunu skambutę, sveiki, laba diena, 20 metų vaikas, čia jau 15 metų, pirmas kartas mokykloje labai daug žaidžia futbolo, bet dabar norim jau pas jūs ateiti ir pabaigoje taip atsakinėjau ir pabaigoje klausimas sako, o tai kokios šiaip perspektyvos? Sakau, atsiprašau, kaip sakot? Sakau, kokios perspektyvos jam, toliau sieti gyvenimą su tuo, su futbolu. Net pasimečiau, gal kaip čia dabar atsakyti, kad, čia tik tai pirmi žingsniai, turi būti smagu, mėgautis, ateiti pasportuoti, pasižiūrėti, plus jau 15 metų, pirmi kartai futbole. Turbūt sudėtinga būtų kažką jau siekti, aišku, nieko nenurašant. Tai tie lūkesčiai yra visada šalia ir tos lūkesčius turi visos pusės kalbėtis. Jūs turbūt pats atsimenat mūsų susirinkimus, mes visada kalbam apie trikampį, tai yra organizacijos, trenerių, tėvų ir vaikų trikampis, kur turi visą laiką bendradarbiauti, kad mes kalbėtume apie lūkesčius, kad mes suprastume situacijas, kad mes įsivertintume realybę, nes dažnai būna tik vaikui truputį geriau, tik jam kažkur pasiseka, tuomet visi mes skraidom padebesiais ir tada viskas gerai, bet kai tik jam kažkas ypatingai, pavyzdžiui, brandos brendimo metu, tai vaikai keičiasi, fiziologija, kažkas lėčiau auga, kažkas greičiau šauna. Ir čia yra labai daug tokių aplinkybių, kur tu negali realaus paveikslo matyti. Ir tada, kada, pavyzdžiui, vaikas talentingiausias, kuris buvo ten 12 metų viso Lietuvoje, nieko panašaus jį nebuvo, pradeda nebeaukti, nes jis yra vėlyvesnio brendimo. Ir tada jam yra sunku, jis nebepatenka į pagrindinį sąstatą, jam yra sudėtinga su tuo tvarkytis, tėvai nusisuka, nes kaip čia, nebesiseka, ką aš čia nebeinvestuosiu čia į tave. Ir tada vaikas toks lieka pasimetęs kažkokioje aplinkoje, kur kaip tik reikia palaikymo, reikia dirbti toliau ir viskas ateis, jokių čia problemų nėra, viskas suprantama. Mes kalbam daug, bet žinot, viena yra, ką kalba treneriai, bet kita yra, kad kalbėtų visos pusės vienodai. Tai tėvai turi suprasti, ką sako jiems specialistai, šiuo metu mes, treneriai, akademijos, klubai, tada tėvai turi įsiklausyti ir formuoti bendrą aplinką kartu, kur galėtų jinai būti geriausia sportininko augimui. Sakykit, Robertai, jūsų galva, nes pasižiūrėjus į A lygą, ar ne, visos komandos labai retos turi branduolius lietuviškus. Viską sudaro legionieriai. Kiek tai trukdo turėti stiprią rinktinę? Manau, kad čia vėlgi yra slypi daugiau elementų. Pirmas dalykas yra, mes visi patys kalti dėl to, kad mes neišugdom stipresnių jaunuolių, nes yra pigiau, lengviau atsivežti užsienietį legionierių iš bet kur kitur, iš Afrikos šalių, iš Europos šalių ar iš kažkur dar. Tai čia mes turėtume tiesiog turbūt
atsisėsti ir suprast, kad gal mes geriau pakentėkim kažkurį laiką ir pradėkim investuoti, skirti daugiau dėmesio ir daugiau laiko mūsų žaidėjams, ko jiem trūksta, kaip pagerinti sąlygas ir tada auginti juos, negu vežti žaidėjus iš užsienio. Ar tai yra tikrai trukdo rinktiniai? Faktas, kad trukdo, nes jaunuoliai galbūt negauna minučių savo, tada, kada jau yra geriausias laikas. Pavyzdžiui, 18, 19, 20 metų jaunuoliai, 17, kartai 16, jų yra momentas, kada jie turi žaisti. Tai jeigu jis yra talentingas, jis turi žaisti lygoje. Savo minutės gauti, susirinkti, gauti varžovus, gauti įvairių situacijų ir tuomet jau paskui išvykti į užsienį į geresnį klubą, jeigu jis dar būna Lietuvoje. Tuo metu labai dažnai būna, kad jisai, kadangi jis yra turbūt mažiau patirties turintis, gal fiziškai ne iki galo toks kaip kažkoks žaidėjas, jis tada numetamas ant suolo, tada jis galbūt žaidžia B komandai, klausimas, kokie procesai B komandai, kaip tenais vyksta treniruotės ir koks ten yra tobulėjimas, bet jis negauna savo to pagrindinio laiko lygoje, nes vietojo yra atvažiavęs kažkoks legionierius, kuris tai dienai už jį geresnis, bet potencialas turbūt, tarkim, mūsų lietuvių yra žymiai aukštesnis. Tai ir tada mes prarandam, tas lietuvis sėdi, laukia savo momentą, neišvažiuoja, kažkur baigėsi jo potencialas ir tuomet mes prašvaistam vieną, kitą, trečią talentą ir dėl to Lietuvos futbolas paskui, ne tik dėl to žinoma, bet yra ir tų vietų, dėl ko jis stringa. Nes, jeigu neklystų, U19 ar žemesnis žaidė prieš Prancūziją ir laimėjo? U19 žaidė ir laimėjo, teisingai. Ir tai reiškia, kad yra talento, yra, sakykime, žaidėjų, bet staiga baigia savo gimnazijas, ar ne, ir staiga didesnė dalis tų vaikų dingsta. Jie toliau arba meta, nebesportuoja, vien dėl to, kad nėra sistemos, kur jie galėtų toliau tobulėti. Tas yra bendrai, Lietuvoje trūksta konkurencijos, tai mes neturim tokių profesionalių akademijų, kur būtų atrankos, kur atvažiuotų geriausi vaikai, iš tam tikro regiono arba iš visos Lietuvos, kaip pavyzdys, nežinau, Barcelona. Barcelona susirenka iš viso pasaulio talentingiausi jaunimai savo sistemą ir tuomet iš ten išauga Jamalis, išauga kiti jaunuoliai, kurie tampa paskui pasauliniam žvaigždėm. Tai jeigu jie augintų tik Katalonijos, tarkim, jaunimą, tai klausimas, ar jie turėtų tokius rezultatus ir klausimas, ar jie galėtų pasigirti tą pačią sistemą. Galbūt ir galėtų, kaip ten Baskai, Atletico Bilbao, kur tik tai savo regioną jaunimą augina, bet jie tikrai neturi tokių pačių rezultatų kaip Barcelona. Tai pirmas žingsnis yra Lietuvoje, tai tas, kad prasidėtų atrankas į akademijas. Tai reiškia, pavyzdžiui, Klaipėda galėtų formuoti to regiono, Klaipėdos regiono, miestų mažesnių, talentingiausių jaunimą atsiveš pas save. Panevėžys, Šiauliai, Kaunas, Vilnius atsirastų tokie centrai ir kurie paskui konkuruotų aukštesniam lygiai. Bet tada reikia turėti dar papildomą infrastruktūrą, reikia turėti, kur vaikams gyventi, reikia turėti mokyklą, visą kitą, nes jeigu tai vėl dedasi tėvams ant pečių, tai neįmanoma. Tėvai sakys, tiesiog, tai yra per brangu. Neįmanoma ir čia ir turėtų ateiti ką prieš tai kalbėjom, pagalba verslo, pagalba šalies, pagalba savivaldybių, kad būtent tiem jauniem talentam ir padėti. Tai paskui mes, kai važiuojam, pavyzdžiui, turnyrus, esam žaidę ir su Madrido Realais, ir su Valencijom, ir su kitom akademijom, tu nuvažiuoji ir tam tikram amžiuje tu esi konkurencingas, tu gali žaisti, viskas gerai. Iš komandos ten, tarkim, 3-4 žaidėjai gali žaisti be jokių problemų, 5-6 kartais. Tada jie tuo metu vis atnaujina savo žaidėjus, pas juos vis geresni žaidėjai ateina, jie atsirenka iš tos masės, o pas mus auga tie patys kartu, jie visų pirma negauna aplinkos konkurencingos jau paskui tas šešetas, tada jie susitinka po 3 metų, pas Barcelona, tarkim, kaip pavyzdys, jau yra visiškai nauja komanda, nes jie prisirinko talentų to amžiaus grupės, o pas mus dar ta pati komanda. Tai jie jau nebegali konkuruoti tame amžiuje. Tai grįžtant prie atsakymo, tai atranka turėtų būti, kad talentingiausi treniruotis ir žaistų su talentingiausiais, tada būtų postomis augti ir augti žaidėjams. Toliau, kitas momentas yra, kad
talentingiausi arba turėtų gauti žaisti tarp vyrų, 16-17, negailėt, negalvot, kad čia, jeigu jie pasiruošia fiziškai, jie turėtų gauti dėl savo potencialo laiką pas vyrus. A lyga, pirma lyga, jie turi ten žaisti ir jie turi kabintis. Arba kitas kelias yra per užsienio akademijas, kur gautų galimybės išvažiuoti į užsienio akademijas ir tada tenais gauti gerą aplinką ir tenais augti. Ir tuomet, jeigu visą tai veiktų, atrankos, integracija į vyrų futbolą, kitaip pavadinusi tas lygas arba pirmos lygos klubus, plus užsienio akademijų darbas ir išvykos tenais. Ir tuomet, man atrodo, mes suburtume žymiai smagesnės, taip pasakysiu, liaudiškai komandas, kurios galėtų būti konkurencingos, nes, kaip paminėjot prieš tai, tikrai yra talentingo jaunimo, tikrai yra galinčių žaisti jaunimo, tiesiog kartais mes arba dažnai nesukuriam tų sąlygų jiem augti. O kaip vertinat, pavyzdžiui, tą patį išvažiavimą? Amerika turi sistemą, universitetų sistemą, universitetų sporto sistemą, ar ne, nes daug kas, krepšininkai seniai atradė tą dalyką, lengvoji atletika seniai atradęs, golfas atradęs tą sistemą. Futbolo nėra labai daug. Kaip vertina tą galimybę, kad žmogus ten privalai ir mokytis, ir sportuoti. Tai va tas kombinacija, kad jeigu net kažkas sporte nutinka, tu vis gali būti su geru išsilavinimu ir toliau tęsti karjerą kitoj srity. Čia šiaip apskritai Amerikoje reikia pripažinti, kad auga sportas ir ypatingai futbolas ir ta kokybė auga stipriai, ten daug investuojama yra. Tada yra kita dalis geri mokslai, gali gauti tikrai aukšto lygmens bakalaurą arba pabaigti studijas kitokias ir tai yra galimybė, aš manau, tiems, kurie galbūt negali užsikabinti į kažkokį gerokai aukštesnį lygį. Nes vis tiek Europoje futbolas yra aukštesnio lygmens, tai jeigu yra galimybė žaisti Italijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Olandijoje, Lenkijoje, toj pačioj ir kabintis būti kažkokio lygio profesionalu, aš manau, kad turėtų būti kelias šitas, bet jeigu yra dvejonės, jeigu kažkur pats jaunuolis pradeda galvoti, galbūt futbolas ne jam, galbūt kažkur atsiranda suvokimas, kad gal visgi nepatempsiu būti to tikruoju profesionalu futbolo, tai va šitas kryptis, man atrodo, yra labai labai įdomi, nes visų pirma, tu gali universitete būti ir gerai atpažįstamas, nes ten sportas vertinamas, tu eini kaip futbolo žaidėjas, jeigu tu dar esi gero lygio, nes ten šiaip nenuvažiuosi, jeigu prasto lygio esi irgi. Ten turi žaisti futbolą ir turi jį mokėti. Tai jeigu tu nuvažiuoji, gauni aukšto lygio išsilavinimo, gauni galimybę žaisti ir dar tu ten mokaisi toks kaip prestižo, nes tu esi sporto komandoje, gauni prestižo, tai man atrodo, tai yra puikiai galimybė tikrai. Jo, nes skaičiai rodo, 1,4% iš NCAA universitetinio lygio žaidėjų tampa profesionalais. Irgi tai nėra didelis procentas, 1,4 tik tai, kurie po to jau pasirašo. Tai reiškia, kad didesnė dalis tiesiog atžaidžia savo, baigia mokslus ir eina toliau, kaip sakant, daryti darbų, kuriuos nori daryti. Čia va šitoje vietoje pareplikuosiu, kiek svarbu yra pats faktas auginti žmogų. Ne? Mes su jumis kalbam, procentai rodo, neužauga žaidėjai, traumas ir taip toliau. Tai kaip svarbu sukurti aplinką, kur tas žaidėjas galėtų augti visom pusėm, ne tik tais į sportą nukreipti dėmesį, bet ir mokslai, ir draugai, ir socialinės savybės ir taip toliau. Tai čia jeigu tėvai klaus arba patys žaidėjai klausysis, tai šita dalis be galo svarbi. Kaip patys matot savo jau akademijos ir klubo perspektyvą? Jūs būsit lietuviškas klubas ar visgi būsit kaip ir visi kiti daugiau vešitės legionierius? Daug diskutuojam viduj, bet tikrai yra noras didžiulis būti tokiu lietuvišku klubu ir neatsisakom, jeigu ten atvažiuotų vienas, antras talentingas, kažkuris labai jaunas žaidėjas iš kaimininės Latvijos, Estijos, galbūt kad ir iš kažkokios Afrikos valstybės, bet tikrai jaunas, talentingas, perspektyvus jaunuolis, viskas yra gerai. Bet bendrai yra siekis, kad Vilniaus ir visos Lietuvos vaikai augtų pas mus, gautų tinkamą išsilavinimą futbolo prasme ir kitokia prasme ir tada mes galėtume jos, galbūt toks noras parodyti, kad visgi mes žaidžiant su lietuviais, jos kokybiškai auginant, ugdant, mes galim kažkur siekti ir gerokai aukštesnių tikslų negu ten antra lyga
ar tiesiog jie gali būti epizodiniai žaidėjai komandose, o pagrindinį ten žaidimą daro, vėl liaudiškai sakant, daro užsieniečiai. Tai norisi parodyti, kad lietuviai tikrai gali žaisti ir sudaryti jiem tas sąlygas. Kai paprastai kalbama apie futbolą, visą laiką tik tai vyrai galvoja. Bet iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėti reitingų lentelę, tai moterų rinktinė stovi kur kas aukščiau negu vyrai tarptautiniam reitinge. Pas jūs irgi yra merginų komandos. Kaip šitoj srity, kokie planai, nes moterų futbolas iš tikrųjų labai stipriai plėtojasi? Tai tikrai taip, pabrėšiu šitą vietą, kad visam pasaulyje kiek yra dabar investuojama į tą plėtrą, merginų moterų futbolą, kiek didieji klubai, didžiosios akademijos pradeda investuoti ir skirti dėmesio, tai tikrai tik laiko klausimas, kada šita dalis taps dar populiaresnė ir dar didesnė. Tai mes to paties siekiame ir savo akademiją, nes atsiranda vis daugiau mergaičių norinčių sportuoti. Kaip pavyzdys, kažkada čia prieš 3 gal metus, 4 buvo tyrimas, kad mergaitės pradėdavo sportuoti maždaug 12-11 metų, tai ganėtinai vėlai. Dabar jau prieš kurį laiką buvo tyrimas, kad ten 9-8 metų. Man atrodo, toje atsiras jau tyrimai, kur ten 6 ateina, kaip ir berniukai, 5-6 metų ir pradeda savo sportininkių kelią. Tai šita dalis irgi svarbi akademijai ir lygiai to paties norim, ką darėm ir su berniukais. Tai reiškia tvariai sukurti visą piramidę ugdymo nuo 4 metų iki 18 metų ir tada tuo pagrindu jaunuoliu statyti pagrindinę moterų komandą, nuo žemesnės lygos pradėti, bet paskui jie... Dabar kuriam amžiui? U15 vyriausias yra mūsų, tai dar yra laiko paauginti, bet tikrai kokybišką darbą atlieka mūsų merginos trenerės, kaip ir aišku visi vyrai treneriai su berniukais, tai manau, kad tik laiko klausimas, kada ta pagrindinė komanda atsiras. Baigiant tikrai negaliu nepaklausti, tokio, kaip sakyti, įdomiausio fakto matyti įvykusio mūsų futbole šiemet, tai Kretingos Minija ir Dembelė. Kaip vertinat tokius, sakykime, įvykius? Ką tas Lietuvos futbolui duoda? Tai bendrąja prasme labai plačiai nuskambėjęs įvykis visame pasaulyje. Turbūt padetalizuojant, tai agentūra arba grupė, kurią valdo Dembelė, įsigijo dalį kažkokią akcijų arba kažkokią dalį Minijos ir nusprendė kažkiek investuoti, sukuriant Europoje, šiuo atveju Lietuvoje, platformą, per kur galės važiuoti žaidėjai iš užsienio ir pasižiūrėti, kaip jie adaptuosis Europos sąlygom, šiuo metu Lietuvos sąlygom. Tai čia toks tramplinas, atvažiuoja būrys užsieniečių, ten iš Afrikos valstybių, iš kitų valstybių, jie bando čia adaptuotis, pasižiūri, kaip jiems sekasi, kam viskas gerai, kurie adaptavosi ir kurie gali prisitaikyti, keliauja toliau, kuriem nepasiseka, tie grįžta kažkur. Nes manau, Čade jis turi liktai kitą savo komandą. Taip, bet manau, ten skautingas vyksta gerokai plačiau. Tai, bet kas nepatiko tikrai, tai ta tokia paskelbta suma, viskas buvo labai gerai, kai tik paskelbė, kad įsigijo kažkokią dalį, ar ten patį klubą, kaip čia sakė, tiek daug dėmesio gavom ir tada 7,000 eurų kažkur atsirado suma ir tada toks lengvas šokas, kaip taip Lietuvoje antroji pagal pajėgumo lygoj klubą galima įsigyti už 7,000. Tai turbūt visų pirma šiek tiek dezinformacijos ir buvo sužaista su pačia informacija, kad visą klubą, turbūt ne visą klubą įsigijo, tada tai buvo dalinis kažkoks pirminis pinigų pervedimas. Ir ten, kiek supratau, iš kito reportažo buvo, kad įsipareigojimas yra prisidėti prie stadiono pastatymą iki galo, renovacijos. Tai matyt, kad yra žymiai daugiau sąlygų, bet tas turbūt žinoma įprasta, kad tu nori gauti kažkokią žinutę, kurią ištransliuoja ir kuri skamba taip plačiai visuomeniai, ganėtinai taip juokingai. Manau, kad futbolo tai nepušia ir manau, kad turbūt visi sutiks, kad Lietuvos klubo už tiek pinigų tikrai neįsigysi, bet gera gauti dėmesį. Mes kažkada kalbėjom, kad už kiek parduotume akademiją, tai šiai dienai už nei kiek. Tai 7,000 tikrai neužtektų. Tai va, šiaip gaila, bet pasižiūrėsim, ką šitas žingsnis pakeis. Labiau norėtųsi, kad ateitų investuotojai, kurie investuotų į tvarę plėtrą,
kurie į tas atrankas augintų jaunimą, augintų vaikus, norėtų, kad augtų pats Lietuvos futbolas, o ne tiesiog tokia būtų platforma žaidėjams iš užsienio čia atvažiuot, pabūti ir išvažiuot. Tai kokia tai yra nauda Lietuvos futbolui? Matyt, jokios. Ir su kretingiščiais, kai šnekėjau, tai sakė, kad labiausiai ko tikisi, tai sugrįžti į A lygą, ir nes pagrindinis dalykas, ko jie laukia, tai derbio su Banga. Nes ten yra regioninis derbis ir sakė, didesnių, sakykime, didesnio dėmesio nesulaukdavo niekas, kai būtent žaisdavo Kretinga su Gargždais. Įdomu, bet Banga nori žaisti labiau tokie su lietuviais. Jie nori daugiau žaidėjų turėti iš Lietuvos. Ir Telšiai, man atrodo, irgi tos pačios laikosi. Telšiai dabar taip, man atrodo, 50-50, bet Banga irgi turi didelių planų, kaip atnaujinti stadioną, kaip sukurti futbolą tokį miestą. Tai bus labai įdomu stebėti. Jeigu tie investuotojai dės didelės lėšas, kad tas futbolas augtų, stadiono renovacija, žaidėjai ir taip toliau, galbūt viskas ir gerai, bet aš manau, kad ypatingai tom komandom, kurios nesivaržo dėl pirmų vietų A lygoje, tai jų tikslas turėtų būti kažkoks kitoks. Auginti jaunimą, auginti kurt sąlygas, auginti bendruomenę aplinkui, kurti šventės ir taip toliau, o ne tiesiog atsivežti ten 9 ar 8 užsieniečius, juos išstatyti, jie žaidžia ten su 3 lietuviais, visą žaidimą sukuria ir tada mes visi plojam, kaip faina, kad tai mūsų miesto komanda. Nežinau, ar iki galo toks kelias turėtų būti Lietuvoje, ypatingai, kai tokia futbolo situacija pas mus. Gerai, ačiū Robertai labai už laiką, labai smagu buvo pašnekėti, tikiuosi, kad bus progų ateityje, kažkada, kai praeis dar tam tikras laikas apžvelgti ir aišku, jau manyti nelaidoju, bet tikrai padiskutuosime apie rezultatą, kurį turėsit su Sūduva. Šitą trečiadienį žaidžiat, ar ne? Rytoj, tai nuo 8. Ir ačiū labai už kvietimą, buvo labai įdomu ir iki kitų kartų. Dėkui.